kai atrodo, kad jau galbūt čia ne man nepavyks mano idėjos kvailos, ar ten mano kažkokie tai užsibrėžti tikslai yra galbūt net nerealybė, taip negali būti ir taip toliau. Aš noriu visiems jums perduoti linkėjimą. Tiesiog būkit su tuo. Tiesiog būkit su tuo ir toliau duokit savo energiją tam, kam reikia, kas jums prasminga, kas jums yra svarbu, kas manote, kad gali iš tiesų pakeisti pasaulį ar kažkieno kitą gyvenimą, ar jūsų pačių gyvenimą. Nepameskit. Tuo metu, kai spaudimas yra pats didžiausias, tiesiog būkit su tuo ir nepameskit vis tiek. Kažkada lūžis įvyks. Neįmanoma, kad jūs nededat energijos, nededat pastangų, nededat, dedat energiją, dedat pastangas, tai yra dedat veiksmus ir niekada niekas neįvyks. Jūs pralaušit šitus ledus, pralaušit visus ribojimus, pralaušit viską. Ir paskui tie, kurie jumis netikėjo, ateis pas jus ir norės būti jūsų draugais. Tai vat, jūs labai gerai prisiminkit, kas buvo jūsų draugai ir kas buvo jūsų priešai tada, kada jums reikėjo. Tiesiog. Bet ne tam, kad pykti, teisti juos ar priminti jiem įkasti. O tiesiog prisiminkit, kas stovėjo šalia jūsų ir kas jumis netikėjo. Tiesiog tokie žmonės, kurie jūsų nepalaiko, jumis netiki, jūs žemina, jūs kvailina ar dar kažką, visų šitų žmonės reikia, deja, sunku, nesunku, skauda, neskauda, nes skauda yra šalia jų būtų. Traukti. Tiesiog patraukti. Taip, skamba labai paprastai. Taip, patraukti. Jūs negalite augti šalia tokių žmonių ir tokioj aplinkoj, kur yra viskas daroma, kad jūs sustabdyti. Jums reikia maksimaliai save įdėti į vaisingą dirvą, kur bus palaikymas, kur bus skatinimai kažkokie tai, kur bus džiaugsmas dėl jūsų, kur žmonės iš tikrųjų norės būti su jumis 100%. Vienas kitam žmogus, ne tik tada, kada jums pasiseka, ne tik tada, kai viskas gerai, norės būti su jumis visą laiką. Ir jeigu jūs turit savo aplinkoje žmonių, kurie serga už tai, kad jūs augtumėt, kad jūs tobulėtumėt, kad jums pasisektų. Jeigu jūs turite tokių žmonių, kurie nori, jūs tempia ir viską padarys dėl jūsų, kad ištempti jūsų aukštyn, šitų žmonės labai vertinkite. Šitų žmonės, jie nekritikuoja jūs, jie nebando parodyti, koks jūs ten, nežinau, prastas ar kažkoks tai. Ne, tai yra žmonės, kurie mato jūsų potencialą, kurie tiki jumis labiau negu jūs patys, kurie myli jūs labiau negu jūs patys tuo momentu. Ir su šitų žmonių papildoma energija ir palaikymu galima eiti labai toli. Tai aš manau, kad jūs ilgainiui pradėsit galbūt pastebėti, jeigu anksčiau nepastebėjot, kokie žmonės yra aplink jūs. Stebėkit, su kuriais žmonėmis gera šalia, kurie jūs papildo, kurie jūs augina ir su kuriais nelabai, kurie jūs išsekina, kurie jūs skaudina, kurie pasiema jūsų energiją ir visiškai jos negrąžina. Tai yra, jūs jaučiatės prasčiau ir prasčiau kiekvieną kartą, o jie vis geriau ir geriau po jūsų susitikimų. Žiūrėkit, ką įsileidžiate savo gyvenimą. Taip, atrodo, tai ką sakau, atrodo lyg tai čionai draugystės išskaičiavimo, bet žinokit, tame yra labai daug tiesos. Tame yra labai daug tiesos.
kuo jūs apsupat save. Tai yra labai svarbu. Ir vienas žmogus, kuris tikrai jūsų gyvenime yra visą laiką ir visą laiką turi būti, tai jūs pats. Net jeigu visas pasaulis bus prieš jūs, net jeigu niekas nebetikės jumis, jūsų misija yra būti pats savo. Pats savo. Jeigu jūs netikėsit pats savim, niekas netikės jumis. Ir tuo momentu pasiduot ne ir dar kartą ne. Eikit toliau. Jūs turit kažką, nešat kažką daugiau, turit kažką daugiau. Nepaleiskit. Tai yra jūsų. Jie galbūt ir nesupras, tai ne jų, tai yra jūsų. Taip, kad apkabinu, palaikau ir tikiu jumis, net jei niekas kitas netiki.